Sveiki žvejai! Jau spalio vidurys, bet mes dar pakol kas negaudome plėšrūnų, nes Nemune labai gerai kimba ir taikioji žuvis – eilinai karosai. Tas Nemuno ruožas, kur mes gaudysime, yra ties Darsūniškiu. Ir atvykus ant vandens ankstų rytą ir dar esant tokiam rūkui, sunku orientuotis. Ir be echoloto pagalbos būtų sunku surasti tas vietas, kur žuvis labiausiai kimba. O tos vietos yra tos, kur yra pagrindinė vaga ir nuo jos yra kalnelis link kranto. Būtent ant to kalnelio ir žuvis dažniausiai laikosi. Mes čia gaudėme ne vieną dieną. Bandėme vieną ir kitą. Bet žuvis taip pat kibo, kai buvo apsiniaukę, taip pat kaip ir šalna. Bet sulaukus šalnos, mažiau kibo linai, daugiau karosai. Sunku pasakyti, dėl ko tie linai taip suaktyvėja. Gal paprasčiausiai jie per vasarą mažai maitinosi ir pajautė žiemą, nusprendė atsijaukinti, priauginti riebalų sluoksnį, kad galėtų sau ramiai žiemoti. Niekur knygose neparašyta, kaip gaudyti linus vėlyvą rudenį. Jų sezonas dažniausiai baigėsi rugpjūčio mėnesį. O kaip paaiškinti galima šį momentą, kada spalio vidurys ir kimba linai ar karosai. Šiais metais jie mūsų nenustebino, nes jie kibo ir praeitais metais. Bet vis dėlto galvojame, praeiti metai tai kažkoks tai žuvies nesusipratimas. Kad žuvis pasimetė, sumaišė metų laiku. Bet vis dėlto tai kartojasi. Reiškiasi, žuvis pakeitė savo įprotį ir stipriai suaktyvėja prieš pat užšąlant. Atkreipus dėmesį į vandens temperatūrą, jinai tikrai stipriai nepakito. Pakankamai išliko stipriai šilta. Dėl to gal žuvis ir maitinasi. Kiek esu pastebėjęs, Kauno mariose, ypač karpius kas gaudo, orientuojasi į temperatūrą. Jeigu nukrito iki 10 šilumos, jau karpius nustoja gaudyti. Jeigu svyruoja tarp 10 ir 15, tuomet dar karpių galima pagauti. Nors čia žvejai praeitomis dienomis taip pat sugavo nemažai karpių, bet tam dažniausiai naudoja šėryklas su vadinamomis sistemėlėmis. Nes karpis čia visai nenori kirpti tuomet, kada masalas yra ant kabliuko. Jis dažniau siurbia jauką iš šėryklos. Kaip jau supratote, čia karosus ir linus gaudome su liugninėmis iš valties. Nes nuo kranto būtent šios vietos neįmanoma pasiekti. Tai Raimis ištraukė ir dar vieną karosą. Dugninės sistemėlės naudoja įvairias. Didelio dėmesio į tai nekreipiame. Bandėme įvairiausius variantus. Nestorus pavadėlius 0,16 mm. Svarbiausiai nenaudoti labai mažų kabliukų, nes tuomet užkimba visai nedidelė žuvys. Naudojam daugiausiai tuos kabliukus, kur naudojam karšiam. Tuomet ir žuvys kibo stambesnės. Masalas, kaip jau pastebėjote, arba musės lerva su makaronu. Sliekas taip pat labai gerai, ypač naktinis, bet labai stipriai jos atakuoja ešeriai. Per juos tikrai nėra ramybės. Karosus smagu gaudyti vien dėl to, kad yra stipri žuvis. Nors šį kartą labai didelių kol kas nepapuolė. Standartas pusės kilogramų. Vienas kitas kilograminis. Kaip esu minėjęs, pavadėlį, kuris yra apačioje žemiau šėryklos, jį paprasčiausiai įdedu sulenkęs valą į šėryklą ir valą prispaudžiu su jauku. O kabliukas lieka prie pat šėryklos su masalu.
viršutinis pavadėlis. Geriausias tada, kada masalas būna šalia šėryklos. Žuvį jaukinome tikrai nemažai. Iš pat pradžių į vandenį sumečiau beveik pusę kibiro jauko. Ir žuvis labai aktyviai tai sureagavo. Greitai pradėjo kibti. Rimas taip pat traukė kažkokią žuvį. Ir tai vis dėlto nedidelis lėnukas. Rimas pakeitė masalą. Uždėjo kukurūzą su musės lerva. Masalus ištisai kaitaliodavom. Dėdavom ir makaroną, ir kukurūzą, ir slieką. Bet kiek vėliau pastebėjau, geriausiai pasiteisino vadinami sumuštiniai. Tai sliekas su makaronu arba musės lerva su makaronu. Tuomet mažiau domėdavosi mūsų masalų ešeriai. Tai Rimas traukė kažką truputėlį stambesnio. Nors pasimeškerė ir pakankamai kieta, bet žuvies pasipriešinimas tikrai jaučiasi. Bet kasgi tai nedidelis lėnukas. Bet tai dar vienas karosas. Vis dėlto tai dvi žuvys. Ir jos sutartinai tikrai parodė jėgą. Ir tai rodo, kad čia žuvies tikrai yra daug. Ir jinai labai aktyviai maitinasi. Pagal įėjimą, žuvies pasipriešinimą, tikrai matosi, kad tai ne karosas, o tai lynas. Jisai staigiai muša žemyn, bando lįsti po valtimi, pamatęs po vandeniu šešėlį. Šios žuvys sugeba priešintis. Ir ypač iš tokio gylio, kol ją pasikelia į paviršių, tikrai pajaučiame daug malonumo. Štai Rimas sulaukė dar vieno kibimo. Ir šį kartą kažkas rimto. Ryte vos eina pasukti. Kartais prasisuka net būgnelis. Nors meškerė kieta, bet jinai lankstosi gan stipriai. Pagal pasipriešinimą sunku pasakyti, kad per žuvis. Gali būti ir karpis, gal ir didelis karosas, gal ir lynas. Tuoj turi jinai pasirodyti. Vandenyje pasirodė šešėlis, kad tai yra didelė žuvis. Ir niekaip jinai nenori kilti į paviršių. Štai. Ir gražus lynas. Tai tikrai įspūdingas žuvis. Ne kasdien tokią žuvį pavyksta pagauti. Lyną ne taip paprasta suimti. Jo maža galva, o pats vidus.
Klynas svėrė beveik 2 kilogramus. Tai tikrai solidi žuvis. Adrenalino kiekis tikrai Rimui padidėjo. Netoliese žvejas taip pat vėl traukia žuvį. Nors pagal mano praktiką, karšiai būtent šiuo metu būna aktyviausi ir kimba patys didžiausi, bet tik tai juos reikia rasti, kur jie stovi, kurioje vietoje maitinasi. Nes būtent tose vietose, kur jie buvo vasarą, tokiu laiku jų nerasime. Jie dažniausiai laikosi prie didesnių duobių, ten didžiausi gyliai. Ten jų galima ir ieškoti. Bet dažniausiai kimba vėlyvą rudenį, ne iš ryto, ne dieną, o naktį. Ir ypač ežeruose. Bet po kol kas šiemet aš jų dar nebandžiau gaudyti. Ir negaliu pasakyti, jie rudenį šiemet kimba ar ne. Nes mes tai kreipiame dėmesį, kiekvienais metais sekam žuvies migraciją, kaip ta žuvis maitinasi, kiek laiko maitinasi ir kaip keičiasi jų įpročiai. Tai įdomu mums patiems ir kitiems žvejams, kada galime suteikti bendrą informaciją, nes vis dėlto mūsų žuvis keičiasi, tiek gaudymo technika, tiek pačios žuvies pomėgiai. Ir norint sugauti daugiau žuvies, mes turime su to skaitytis. Mano sumuštinis – sliekas su makaronu. Kol vieną meškerę užmetu, ant kitos jau žuvis užkibo. Tik spėk dirbti. Bet deja, nuo šios meškerės žuvis sugebėjo pakeliui pasprukti. Nors pagal pasipriešinimą tai nebuvo didelė žuvis. O būtent vasarą Kauno mariose, nesikeičiant vandens slėgiui, jo stipriai, nekeliant, neleidžiant, susikaupia didelis sluoksnis dumblo. Ir būtent jis turbūt ir įtakoja karosų ir linų migraciją iš kitų vietų, būtent čia, Kauno marias. Štai šis karosas. Šį kartą vienas iš didžiausių. Šiam kartui tiek. Tegul kimba, bet nepabėga. Iki greito pasimatymo.